Na, dabar kitas žingsnis, tai galim prasipakuoti bloką. Reikėtų išsimatuoti gilzės, ar teisingai padarytos ar ne. Nes šiaip išmatavimus žmogus turėjo. Taip pat turėjo ir stūmoklį, kaip pavyzdį. Nes visi vienodi buvo. Tai reikia prapakuosim biškį. Šiaip, aišku, tos gilzės per vieną dieną nepilną spėjo ir parūdyti, kol buvo išplautos. Tai čia nieko baisaus. Reiks tik išsivalyti, gaila, kad mano ranka normaliai netelpa tik tais. Taip atrodo. Nušlifuotas paviršius, čia kaip matot šiek tiek yra tokios korozijos, bet čia giliau nereikėjo eiti, nes pažymėtų blokas per daug. Svarbiausia, kad sandarintus aplink cilindrus ir visur, kur, ta prasme, yra aušinimo kanalai, aplink aušinimo kanalus. Na, tai dabar šitą indikatorių nusinulinau ant 24,25 mm ir kaip matot, šitaip turim 0, vadinasi, yra lygiai tiek, kiek ir buvo nustatyta, 24,5, o šitą kryptim irgi turim lygiai 0. Tai prieš tai čia buvo skirtumas 0,03 mm, kai yra leistinas 0,01. Tai čia jau 6 cilindras, tai visus susimatavau šitaip ir 3 taškuose maždaug matuoju ties viršum kažkur pasiėmė vieną tašką, ties viduriu vieną tašką ir kažkur ties apačia. Bet ties apačia ten dar biškį purvo yra, nepasiekiu nuvalyti, bet nuliukas irgi. Ir tada taip pat šitą kryptim. Ir jeigu yra vienodai, tai yra apvalus, nėra jis kažkokio kūgio formos, tai va tapu gražus visur cilindriukai. Tai su stūmokliu, šiluminiu tarpeliu tarp gilzės ir cilindro turėtų būti viskas tvarkoj, elipsų nebėra, tos pačios gilzės prasigrėžia į remontinius stūmoklius ir viskas. Toliau lieka susimatuoti žiedus, susisverti viską, išsiplauti, išsivalyti dar tą bloką, nes aišku, čia visokio dar yra šūdo ir, ką žinau, pradėti surinkinėti. Tai va, turim žiedų komplektėlį. Irgi yra remontinė 84,25. Tai dabar ką reikia padaryti, reikia pasidaryti tinkamus tarpus turbininiam varikliui, nes šitie žiedai vis tiek yra atmosferikui pritaikyti. Tai automatiškai ir tarpas yra mažesnis. Kadangi bele kokiu atveju įdėjus turbiną didėja temperatūra degimo kamerai, nuo ko labiau plečiasi ir pats stūmoklis. Tai reikia ir atitinkamą tarpą. Tai darysim pirmam ir antram stūmokliui didesnį tarpą, trečias tepalinis, nes stūmoklio žiedai didesnį tarpą, o trečias yra tepalinis, tai lieka standartas. Tai iš esmės, kadangi visos gilzės identiškos, galima tiesiog pagal vieną daryti, bet aš vis tiek kiekvienai gilzai darau atskirą kaip ir tarpą, tai tas žiedas ir ateis būtent į tą stūmoklį. Tai žiedas yra pažymėtas, kur yra viršus, kur apačia. Tai dabar, kaip įdėti žiedą, aš bent jau dedu su šitą dalim, su išprapjauta dalim į apačią, įspaudžiu šiek tiek, palenkiu šitaip ir tada su stūmokliu galima jį nustumti žemyn. Ir atsistojęs į savo vietą. Na ir tada su tarpumačiu galima pasimatuoti šitą tarpelį mažiuką. Čia va toks yra daikčiukas su surašytais dydžiais. Na ir tiesiog žiūri, kuris tarpas lenda, kuris ne. Tai mažiausias pasirinkęs 0,3, tai jisai nelenda, nes standartinis tarpas, man atrodo, yra kažkas apie 0,25, kažkas tokio. O mes darysim 0,45. Tai jo, išimta irgi, tiesiog už tą pusę pakelia ir ištraukia. O kaip padidint tarpą, tai iš tikrųjų yra specialus toks įrankis, bet aš tiesiog naudoju bolgarkę ir šlifavimo diskelę. Tai svarbu yra šlifuoti tiesiai, ne kažkaip kampu nušlifuoti tą, kaip čia pasakyti, patį žiedą. Nušlifavus gerai yra šiek tiek švelniai prabraukti su dilde tos kampus, kad nebūtų netyčia aštrių kažkokių likusių prieš kišeną, bet šiaip jaučiasi. Ar yra, ar nėra, aš tas kažkiek kampai.
Tai vėl dedam viską atgal ir kartuojam procesą, kol išgaunam tinkamą tarpą, nes geriau neskubėti šlifuoti, nes pašlifuoti daugiau visada galima, o sugrąžinti metalą jau nelabai. Tai jau pabandysim 0,4. Šiaip iš to, ką matau, tai čia koks 0,3 dabar tik tais tarpas spėjo, tai jau iš akės galiu pasakyti, koks tarpas praktiškai. Tai 0,3 ne visai net lenda, tai koks 0,25 vis dar tarpas. Kaip ir nori leist, bet dar ne visai, o 0,35 jau lenda drąsiai. 0,35 lenda, o 0,4 dar ne, o bandom pasiekti 0,45. Tai reikia dar čiut, nes 0,4 jau kaip ir lenda ir visi žiedų tarpai padaryti. Tai dylant žiedai, kaip man dyla išorinė, tai jo kraštinė, apskritimas tas išorinis, ko pasekoje jam dylant, didėja šitas tarpas. Tai vat kas užbūstina visokius senus neperinkinėtus motorus, dažniausiai jie geriau važiuoja, vien dėl to, nes tarpas būna didesnis dėl to, nes jisai sudilęs. Tai vat realiai mes tą patį dabar padarėm, sudėvėjom žiedus, tiesiog vat padidindami šitą tarpą, ko pasekoje padidės šiek tiek karterinis slėgis, bet žiedas turės daugiau vietos plėstis ir esant ant dideliam būstui, dideliam temperatūrom, neužsispaus šitas tarpelis, nes jeigu šitas tarpelis pilnai užsispaudžia, realiai arba trūksta tarpžiedis ir ištaško ta prasme variklį, arba vis tiek sudroš gilzės, stomoklių sudroš ir vis tiek bus ragai. Tai pasidarėm tos didesnius tarpus pagal rekomendacijas ir žiūrėsim, kaip važiuos. Na tai išsiplovėm bloką, pradėsim surinkinėti nuo tokių vat alyvos išpurškėjų, kurie aušina stomoklius. Tai būtent šitie vat viduj turi tokį guoliuką, tai reikia pasižiūrėti, kad jisai nebūtų užstrigęs. Tai vat viską išsiplovėm, varžtai taip pat buvo su klijais, tai uždėsim truputį klijų ir sudėsim juos. Štai čia vat maždaug tai vat įsideda ir prisisuka. Na, purkštukai prisukti, tai toliau kitas žingsnis susidėti įdėklus. Tai galima išsivalyti čia viską prieš dedant, nes dažniausiai vis tiek būna purvina, kaip matot, ganėtinai, nors viskas atrodo ganėtinai švaru. Tai taip pat ir įdėklus naujus išsivalysim, nes jie taipogi būna ganėtinai purvini, nors ir yra visiškai nauja. Įdėsim dar alkūninę veleną, pasimatuosim tarpus, kuomet vėl ganėtinai purvinas. Ir naudosim kol kas standartinius įdėklus būtent šitai vietai. Turi purvo ant savęs, tai geriau išsivalyti. Tik aišku, aš čia ne šitą, kurio reikia, į patį tą kakliuką, o šitas dedasi į bloką. Tai štai taip, išsivalysim viską ir sudėsim. Nu, susideda taip paprastai, yra užraktas šičia, viskas tai gražiai užrakta. Statom užraktą ir tiesiog kitą pusę spaudžiam ir viskas. Vienas įdėtas, tai sumetam visus. Taipogi turime ir tokį šiek tiek išskirtinį vieną su guoliais šičia šone. Tai šito įdėklo paskirtis yra duoti alkūniniai velenai išilginio laisvumo pakankamai. Na, dedi velenas paruoštas įdėjimui. Tai reikia jį tik tais kažkaip patogiai pasiimti. Reikia nieko neužkliūti jį leidinėjant. Na va. Gražiai įsidėjo. Be alyvos, be nieko, nes dabar reikia susimatuoti tarpus tarp indėklo ir veleno. Na, šičia įdėklus irgi sudėjom. Tai dabar naudodami tokias vaškinės juosteles, kurias jau sudėjau šičia, kaip matot, ant kaklų pagrindinių. Vieną nukrito. Priveršim dabar šitos kaklus be alyvos, be nieko. Ir pagal tokią vat schemą
matysim pagal tai, kiek išsiplėtė tas vaškinė juostelė, koks yra tarpas. Aišku, čia nėra pats tiksliausias metodas pamatuoti, bet pamatuoja ganėtinai tiksliai. Tiksliausias tai būtų matuoti su tuo pačiu įrankiu, kur matavom cilindrus pačius, gilzės, bet su jais ir šitai pakankamai tiksliai. Na tai jau atleidau varžtus ir nuėmiau viską. Tai tarpas tarp alkūninio velinio ir indiklo yra kažkas apie 0,05. Gal šiek tiek didesnis, šiaip ne visai teisingai buvau priveržęs aš tuos kepsus, nes ten veršės laipsniai, tai aš tai plius minus iš akies dėjau. Tai realybėj turbūt dar šiek tiek pamažės tas tarpas, bet iš esmės nieko tokio, viskas čia yra ledas. Dabar nusivalysim gražiai viską. Išsimsim alkūninį veliną, susitepsim indikus su surinkimo alyva ir galėsim viską dėti atgal. Na, šičia iš tikrųjų nesriegio klijai turėtų būti, o sandariklis sriegio. Bet kadangi turiu tik tais klijų, tai su jais ir klijai. Šiaip visus variklius rinkdavau su klijais. Užsisandarindavau normaliai. Tai čia šitie varžtai eina kiaurai bloką. Dėl to reikia būtent to sandariklio, kad nebėgtų alyva kiaurai. Taip, nepagailėsim. Jokių hermetikų niekur nenaudoju, niekada, kai renku variklius, nebent aišku būtų pažeistas kažkoks paviršius, bet šiaip hermetiką dedu tik tais ten, kur nurodo gamintojas. Aišku, kai kurie varikliai net neturi visur tarpinio, tai būna kažkurios vietos tiesiog sandarina hermetikas, tai tada ten aišku jį dedi. O šiaip pastebėjau, kas ten visur šauna tos hermetikus, tai paskui per ten kaip tik leidžia kažkodėl. Tie po M8 varžtai po 22 N varščius, o tie viršutiniai mažiukai po 10.
Va šitą būtent plokštę užsidedu galinę visą tą riebokšlį dėl to, kad vėliau, kai dėsim dugninę, tai čia dalis dugninės deda šitą vietą sanarinas, čia reikia uždėti po taškelį hermetiko ir dėl to yra geriau užsidėti pradžiui šitą, tada krūtinę ir tik tada dugninę. Nors įmanoma uždėjus dugninę šitą uždėti, bet didesnė tikimybė, kad neleis, jeigu dėsim va taip, kad pirmą šitą uždedam. Turim viską išsirikiavę ant stalo, turim svarstyklės ir bandysim pažiūrėti, ant kiek čia skiriasi viskas, kad suvienodint svorius. Tai, nežinau, dar iš tikrųjų nieko nematavau, tikiuosi, kad nereikės čia daug šlifuoti. Galime įdomumo dėliai pasižiūrėti, kiek sveria. 273, kitas 273 irgi. 273, kol kas labai neblogai čia viskas, bent jau stūmokliai tai labai panašus. 274. Na, taip stengsiuos iki 1 gramo gal kažkur susverti, idealiausia būtų. Tai va, turim tik tais vieną stūmoklį, kuris yra 1 gramu sunkesnis. Šitas sunkesnis ar lengvesnis? Sunkesnis. Ką aš čia svaigstu? Tai 1 gramu tik tai skiriasi, kas yra žiauriai gerai iš tikrųjų. Na, o pirštai, tai visi buvo 9,9, išskyrus šitas, jeigu gerai atsimenu, 9,8 buvo, kad ir kaip jį svėriau. Ne, šitas 9,8. Tai plus šitas ir turėsim vienodą svorio. 3,75. Ir jeigu uždėsim bet kurį kitą, irgi 3,75. Tai jo, visi pirštai vienodi, tada visi šitie daiktai vienodi, švaistikliai, man atrodo, irgi realiai visi, gal vienas ten buvo 1 gramu sunkesnis, bet iš tikrųjų švaistiklius reikia kitaip svert, neužtenka jų taip pasvert, bet galim greitai prabėgti. Visi, man atrodo, buvo apskritai vienodi tie švaistikliai. Šitas biškis sunkesnis. Jau 1 gramu sunkesnis, tai pasidėsim kas šičia, kad būtų kraštinis. 5,57. 5,58, dar vienas sunkesnis. Na, tai va šitie 2 kraštiniai sunkiausia, 1 gramu sunkesnė. Čia viskas jau būtų su šitais realiai net šlifuoti nereikės, užteks va taip atsudėti. Šitie nesvarbu į kuriuos, šitie jau nesvarbu į kuriuos, svarbu šitie 2 būtų kartu, nereikės tada šlifuoti. O švaistiklis yra veikiamas 2 skirtingų jėgų, tai jį reikėtų sverti, ta prasme, 2 jo vietas reikia sverti atskirai. Stūmoklis vaikšto tik tais aukštyn žemyn, šitas vaikšto aukštyn žemyn, šitie vaikšto tik tais aukštyn žemyn. O šita dalis vaikšto aukštyn žemyn ir iš šonos ten kelias laipsnius, o šita dalis sukasi. Tai reikėtų šitą dalį sverti atskirai. Tai tiesiog, aišku, būtų gerai turėti kažkokius galiukus ar kažką, bet pasidėsim taip, kad šitas kampas įsistatytų kažkur ir svertas tik tais šitą dalis. Ir pažiūrėsim, kurioje būtent vietoje reikia pašlifuoti tą švaistiklį, kad jisai pasidarytų vienodas. Iš esmės, jeigu būtų čia ta viršutinė dalis, tai ją galima taikyti prie stūmoklio, aš manau, ir būtų viskas gerai. Bet čia iš tikrųjų, aš manau, tik tais pasisversiu ir nieko nereikės šlifuoti, jeigu 1 gramu čia skirias, čia bus viskas ledas, čia realiai, aišku, skirias iki gramo, nes čia paklaida 1 gramo yra. Ir manau, čia bus viskas pakankamai gerai. Pigiausi švaistikliai, pigiausi stūmokliai ir viskas yra susverta, tai nežinau, ledas. Tai bandžiau pasidaryti tokį setupą, kad įdėjus švaistiklį, realiai čia praktiškai lygų yra šitą vietą, 0 laipsnių pasvirimas, bet šitoje vietoje reikėtų, kad būtų galiukas. Ne, tiksliai pamatuoti realiai, kas kartu uždėjus vis skirtingą rodo matmenį. Tai fucking send it, karočiui, 1 gramu tik tai skirias, čia 0 gramų skirtumas, čia 1 gramu skirias, dėl to tikrai neišsitaškys. Aišku, gal šitas yra 2 gramais sunkesnis, sakykime, negu šitas, bet šitas yra sunkesnis ir jie dėl to yra vienodi. Bet šiaip žiūrint į pačius švaistiklius,
Nemačiau, kad kažkur kažkas būtų šlifuota, tai nežinau, manau bus gerai taip kaip yra. Išsivalysim dabar viską ir po truputį bandysim jau surinkinėti. Na, 5 stumokliai surinkti. 6 pabandysiu parodyti ant kameras, kaip surinku. Šiaip žiauriai sunkiai įsideda pirmasis tas klipsas. Vien iš sunkiausiai įsidedančių klipsų, kokius esu sudėjęs, tai reikia išpastreglint, bet jau kaip ir surinkom. Tai pirmiausia, aišku, nusivalom detalės. Ypač šitą pirštą, kaip matot, papiriukas švarus, bet nuvalius naują detalę, kurią ką tik išpakavau, biškį lieka purvo. Kaip ir nieko daug, bet buvo ir baisesnių. Taip pat šitą ir neprasivalom visą laiką. Nes yra šiek tiek purvo, o tolerancijos šičia labai mažos yra visur, tai geriau nepatingėt. Prabraukt biškį. Tai va, toliau dedu klipsą. Ta klipsą realiai įdėt. Yra čia tokios kaip išpjovos padarytos, kad būtų lengviau įdėti, išimt. Tai nežinau, vieni tą klipsą deda šitaip, kiti deda šitaip. Iš apačios man kažkaip patogiau yra iš apačios įdėti. Būtent. Tai bandysiu taip ir padaryti, tik tais šičia jis nelabai nori kristi gravelį, tai vėliau iš kitos pusės įkišu pirštą ir dastumiu jį. Tai šiek tiek nustumiu žemiau, kad įsistatytų maždaug. Šiaip pilnai jisai neįsistato, bet čia tokias mažas išpjovos yra, į kurias įkišus atsuktuvą galima šiek tiek pasukti ir tą žiedelę pastumti žemiau. Tai po to tiesiog įsidedu iš kitos pusės pirštą. Ir čia uždedu pirštą, kad neišliektų laukantas fiksatorius. Ir tiesiog nustumiu žemyn. Tai vat praktiškai pilnai užsifiksavo, vienas kampas liko neužfiksuotas ir matau, kad čia reikia dar pastumti žemiau. Šiek tiek stipriau stumtelt. Ir va, garsas. Ir žiedelį savo gravelį. Tai irgi statau, kad išpjovimas būtų viršui. Dabar galim šiek tiek susitepti viską. Labai daug tepaliuką nevarau. Vėliau vis tiek aš jį sutepsiu labiau prieš jau dedant į variklį. Galim prasikišti iki šičia. Pasitepti šiek tiek švaistiklį. Ir dabar kaip dėti švaistiklį, iš esmės nėra skirtumo šitam varikliai. Reikia atkreipti dėmesį tik tais į stūmoklio išpjovas. Tai va, įsiurbimo pusė turi didesnį išpjovą, tai šita pusė yra įsiurbimo. O šiaip stūmoklis skiriasi tik tais, švaistiklis skiriasi tik tais tom, kurioje pusėje yra užraktai. Tai užraktus visus įdėjau į išmetimo pusę. Taip pat yra ir su alkūninė velena užraktais, taip pat buvo ir su praeitų stūmoklio originalių užraktais, tai iš esmės, manau, skirtumą nesudaro, bet sudėsim taip, kaip buvo. Tai išmetimo pusė gaunas apačioj, tai švaistiklis dėdas šitaip. Ir turim įdėti švaistiklį. Liko įdėti paskutinį fiksatorių iš vienos pusės. Tai kadangi čia jau yra pirštas, ta žiedelis nebenusistomi per giliai, tai iš šitos pusės žymiai maloniau jį įdėti. Bent jau man, tai nustumėm kiek eina ir tada ten yra tokios šone išpjovos mažas. Nežinau, kaip matos per kamerą, bet aš už jos užkišu atsuktuvą ir pasukiodamas spaudžiu žiedą žemyn ir vieną pusę įsistatę. Ir antrą pusę įsistatę. Nu, ir viskas, turim surinktą švaistiklį. Aukštyn žemyn čia neturi jaustis jokio klibėjimo, o švaistiklis vaikščio šitaip turi turėti laisvumą. Tai, nu. Šiaip dar vienas dalykas apie šitos švaistiklius. Čia yra ARP veržlės. Ir parašyta ARP 2000 Max Speeding Rods. Tai buvau matęs, kad ten kažkam malė nutrūko tas varžtas, tai pagalvojau, galbūt neoriginalios
neoriginalūs tie varžtai, bet kažkur Instagram'e irgi buvo kažkoks postas, kada tenais nutrūko jam varžtai, nors iš pačio video matos, kad perkaitinta šitą visą vietą, vadinus, buvo kažkas čia blogai su tolerancijom, sutapimu ir užvėlė tiesiog indeklą. Tai pats RP pakomentavo po to video, oficialus puslapis, kad čia yra tikri RP varžtai Max Speeding Rod su šitose švaistyklėse. Tai sendinsim su šitais. Na, tai pradėjau surinkinėti žiedus ant stūmoklių. Tai liko dar porą stūmoklių. Tai parodysiu, kaip susirenka žiedai. Iš tikrųjų yra įvairių tipų tų žiedų, tai ne visiems vienodai visą laiką būna. Tai va irgi tarpai kokius pasidariau. Pirmas ir antras žiedas. Tai antras žiedas visą laiką turi būti su didesniu tarpu, nes kad nesusidarytų slėgis tarp žiedų. Tai vat esminis skirtumas tai yra alyvos žiedas, nes kartais čia būna tokia kaip spiroklytė viduj, o čia yra jisai toksai, ta spiroklė kitokia biški. Ir čia kur susijungia spiroklė, nežinau kaip čia man išeis parodyt, čia tokia ganėtinai smulki vieta, kur nelabai fokusuoja. Tai vat kaip susijungia spiroklė yra toksai smailesnis galiukas, tai jisai turi būti viršuje. Tai va dabar aš jį laikau atvirkščiai, ant stūmoklio turi būti, šitaip ir turi būti. Va tas sujungimas su smailėjantis turi būti viršuje stūmoklio. Ir jis negali kažkaip persidengti ar kažkas tokio. Tai šitas, kadangi čia spiroklinis žiedas labai paprastai užsideda, užmeti jį ir viskas. Čia dar baltai pažymėtas yra maždaug to vieta, kur yra tas sujungimas. Tai va aš jį pasisuku kažkur už šoną. Ir tada dedas jau tie skreiperiai, kurie nepraleidžia alyvos. Tai va šitie tarpai būtinai turi būti vienas, tarkim, šitoj vietoj, kitas šitoj vietoj, kad būtų toks didžiausias atstumas vienas nuo kito to tarpo. Tai įsideda, tiesiog aš įdedu šitaip į apatinį tarpą ir tada suku, negalima jo forsinti, jeigu jisai nenori lenktis, jo negalima per prievartą lenkti, kad nelūžtų, nes šiaip žiedai yra ganėtinai trapus. Šiaip nelabai matau kamerą, tai man sunku yra parodyti šiek tiek. Jo, įsispaudžiu, tarkim, į apatinę vietą ir jisai realiai pats pagal šitą formą eina ir vat aplinkui gražiai sutraukiam jį. Tai prieš patį galą čia šiek tiek tą galiuką reikia atkelt, kad nesubraižtų stūmoklio. Ir vat jisai krito į apatinį tą griovelį, virš apatiniai toj daly žemiau spiroklės. Na, o kitas realiai dedas taip pat, tik tais dabar reikia tą tarpą susirasti, kad nepadaryti kažkur gaidiškai. Į viršutinį tą griovelį virš spiroklės. Biški čia lėtai man gaunas, nes tokio nepatogių kampų dabar darau, kad jūs matytumėt. Ir įkrenta į viršutinį griovelį. Ir sakau, negalima forsinto žiedą, jis turi pats gražiai krist be jokio realiai pasipriešinimo. Nes jeigu jį biški stipriau palenksit, jisai sulūš. Šitas gal nėra toks dar neatsparus tam lenkimui. Bet, pavyzdžiui, antrasis žiedas tai iš viso labai trapus yra, jis kietas labai. Na, vat ir susidėjo. Tai dabar reikia pasitikrinti, ar spiroklė gerai stovi. Tai netgi tai jau plika, kai man yra sunkiai matyti tą spiroklę. Bet, žodžiu, nepersikeitė. Ir viskas yra gerai. Tai, vat kur yra balta, tai čia yra realiai tas spiroklės sujungimas. Tada einam. Čia apatinis žiedas susijungia ir šitoj pusėje viršutinis susijungia. Tai va taip, tada antras žiedas. Yra parašyta, kur viršus, kur apačia. Tiksliau, tik tais kur viršus, to prašo. Ir antras žiedas, čia tokį turi kampą nufrezuotą. Matos, tai tas nufrezuotas kampas eina į apačią. Šitas žiedas yra ganėtinai kietas, tai
Jeigu jį per daug palenksi, tai jisai tiesiog lūš, o kaip aš mėgstu dėti žiedą, tai tiesiog įsistatau jį taip maždaug į tą antrą griuvelę. Tada už šitos vietos su pirštais prilaikau ir jį skėčiu ir spaudžiu žemyn, kol jisai pasidaro pakankamai platus. Tai jau taip po biškį praplėtinėjo, kad tik užtektų jį uždėti. Ir va, įkrito į savo griuvelę ir turi žiedas vaikščiot laisvai. Šiaip net yra spekas, koks tarpas turi būti tarp žiedo ir tarp žiedžio. Na ir pats pirmas žiedas, lengviausiai uždedamas dažniausiai, irgi pažymėta kur viršus. Tai irgi tokio pat principo šį uždėta, tik tais, kad šitas realiai žiauriai įzį užsideda. Ir viskas, žiedai surinkta, kai kišėmis stumoklius irgi pasidarysim tuos tarpus, nors iš esmės aš manau, kad šito žiedo, pirmo, antro žiedo nėra iš esmės kokie tarpai, galima net realiai va šitaip sustatyti vieną prie kito ir realiai nemanau, ar netgi pasijaus skirtumas, bet va gamintojas nurodo, kaip sustatyti va tepalo būtent tokio tipo žiedo tarpus. Pavyzdžiui, ant dizelio tai yra tiesiog tokia bendra spiruoklė ir tada dar vienas žiedas, kuris dedas ant viršaus ir viskas. Tai ten reikia tik tais sujungimą ir kitą žiedo sujungimą 108 laipsnių vienas nuo kito pastatyti ir viskas. Tai taip susirenka žiedai. Na ir kaip beveik atėjo laikas jau kišt stumoklius į bloką, tai nusipirkau tokius Performance įdeklus švaistiklinius, nes kaina realiai nebuvo daug didesnė negu normalių, tiesiog originalių. Na, o šitie yra biški tokie kitokios medžiagos, tai šiaip įdeklas su alkūniniu velinu neturi niekad kontakto metalas į metalą, bet ten, tarkim, tam tikrų variklio sąlygų kartais tas kontaktas gali vykti. Na ir tada, aišku, užvelia tos įdeklus, ne iš karto, bet būtent šitie yra tam dalykui atsparesnė, tai jeigu tenais sunokintų tas variklis, ar ten, nežinau, dėl kažkokių priežasčių pasirptų oro kažkokio alyva, ar tepalas, ar alyva žiauriai užkaistų, tai didesnė tikimybė, kad šitas įdeklas išgyvens, tai galvoju, vainot, paimsim biškį rimtesnius ir viskas. Tai vidus jau čia išsivaliau, tai matot, papirkut greitai nešvarus, nors naujas detalės. Na, o dabar susimesim įdeklus, kurie atrodo va šitaip, sutepti su tepaliuku. Tai jau tokios įdomios, kitokios medžiagos. Pasižiūrėsim, ar skiriasi viršus nuo apačia, nes dažniausiai viršutinės įdeklos yra šiek tiek kitokios medžiagos, kietesnės, atsparesnės, nes kai vyksta degimas, tai kai šitas daiktas leidžiasi žemyn, viršutinis įdeklas visą laiką gauna žymiai didesnį apkrovą negu apatinis. Dėl to gamintojai, kad neišleis daug pinigų, į viršų deda rimtesnį, į apačią deda lėvesnį įdeklą ir dažniausiai vis tiek užvelia visą laiką viršutinę, nes jisai gauna daugiausia vakarėlių. Jo, kaip matot, čia padukas, tai standartinio dydžio H, jeigu po H būtų X raidė, tai būna dar ekstra padarytas didesnis kliransas, neremontinis, bet kad būtų didesnis tarpas negu originaliai numatyta, tai čia turėtų būti tiesiog standartinio tarpo įdeklai, o jeigu ten jau full race spec variklis, tai looser is better dažniausiai. Tai dažniausiai būna biškai didesnis tarpas, nes vis tiek ten žmonės ranina kaip ir alyvą žymiai tirštesnė. Aš planuoju važiuoti su 5 VPM. Ir žiūrėsim, kaip seksis su ta 5 VPM važiuoti. Tai va taip žiūrint, jie visi yra su vienodu kodu, aš kiek matau. Tai vadinasi, nėra skirtumo, tu į apačią dėsi ar į viršų. Na, o ant BMW įdeklų ir šiaip ant kai kurių tai būna S raidė arba sputer parašyta, tai tas įdeklas yra viršutinis. Jeigu nežinot kaip atskirti, jo, irgi nusivalysim. Šiaip nežinau, esu pastebėjęs, kad kiti, kai surinkinėja variklius, pasitepa biškį alyvos, bet nežinau, man kažkaip nelogiškai atrodo. Aišku, čia vis tiek jisai gauna tas alyvos. Na tai, įsistatai šitaip ir įspaudi tiesiog. Ir viskas. Na, o jeigu čia šiek tiek nelygiai kažkur yra, tai kai susiverš jisai vis tiek atsistos į savo vietas. Paprastai čia labai jie susideda. Na, o kas nežinot lifehacko, kaip jį išimt paprašiau, tai tiesiog iš šono patraukėt ir jisai išsiema. Aišku, irgi kas surinkinėjat variklius, žinot, kad šitų visų kaklų negalima sumaišyti vietom ar pusėm, bet šitas yra su skaičiukais. Tai skaičiukai yra ne švaistiklio.
ant kiekvieno švaistiklio skirtingi, tai sumaišyti neįmanoma. Na tai toliau surinkinėjom motorą, įsidėjau pirmą 6 cilindrą, nes tiesiog taip patogiausiai dėti, nereikia jo sukiot. Pasimetavom tarpą alyvos indeklo, tai viskas yra gerai, tik tai šitas stūmoklis žemiau deko apie 3 mm, 2,9 kažkas, tai biškai išsigandau, bet pasigūglinau, kad taip ir turi būti, šį biškai gal lievokas dizainas, važiuos, bet gal ne taip efektyviai. Kaip aš surinkinėjau tą motorą, tai tiesiog pasistatau alkūninį veliną žemiausiai padėtį, kažkas tokio, ir tada dedu šitą cilindrą ir šitą stūmoklį, šitą ir šitą, po to šitą ir šitą, šitą ir šitą. Tai patogiausia, mažiau sukinėti reikia ir taip toliau. Tai pasiruošimas labai paprastas, pasitepu gilzę, tepaliuką čia per daug nebūna, svarbu, kad nebūtų per mažai. Tai tai čia jau stūmokliai yra paruošta taip, kaip jie ir eis į cilindrus, kaip buvo pasverti, kaip sumatuoti žiedai, kaip sumatuoti patys stūmokliai. Realiai nebuvo skirtumai, kurią skylę į stūmoklius, čia tiesiog pagal žiedas jisai yra parinktas. Ir kaip aš susirinkinėjau toliau stūmoklį, tai labai paprastai galbūt pradėkime nuo šito. Pradžiai, šitas jau šiek tiek pateptas yra, nes buvau sumaišęs ir vos neįdėjau 6, nebūtų buvę tragedijos, bet kaip pamatavai, taip geriau ir dėti. Tai visą laiką pasitepu šį čia, prajudinu, kad visur neįtų alyva, pataškiuką uždedu ir šį čia, iš abiejų pusių. Na ir tada šaunu šį čia tokį riebų gabalą ir tada, kai suki žiedus, ta alyvos eina ten visur į tarpus ir būna viskas gerai. Tada čia pasitepti taipogi, šį čia pasitepti ir tada žiedus pasistatau vieną tarpą šį čia, o kitą priešingai pusėj. Tai jau toks paruošimas, įdeklo pačio kol kas netepu, nes matuosios tarpą, tai reikia, kad ten nebūtų alyvos. Šitas dedas ant žiedų suspaudėjęs. Na ir jo paskirtis yra suspaus žiedus, nes jie yra kaip spiruoklės ir su nesuspaustais žiedais jų niekaip neįdės į stūmoklį. Na, šiaip įmanoma iš tikrųjų, bet į gilzę ta prasme įdėti cilindrą, bet nesąmonė tikrai gautus. Tai vat, tai paruoštas, pasiliekam sijoną, kad išsicentruotų ir galime įdėti į vidų. Ir svarbu nesumaišyti pačią stūmoklio, kur yra įsiurbimo pusė, kur išmetimo. Tada su plaktuku gražiai išsilyginu šitą, kad priglustų ir viskas, vienas įkrito. Čia labai svarbu yra neužgauti alkūninio velino. Specialus tepaliukas šitiem varžtam reikalingas, nes jie veržės tik tais niutonais, nesiveržia laipsniais. Na tai dabar, kadangi yra surinkta be alyvos, negalima sukioti motorą, plus sugadintume tą juostelę, tai šitos varžtus irgi dasisuku, kol atsiremia ir tada tolygiai dasiveržiu, kad prisispaustų vienodai tas kaklas. Na ir šitie varžtai veržės šiam 1 niutoną, tiesiog nusistatė šiam 1 niutoną ir po biškį veržiu, kad tiesiog tolygiai spaustas. Ganėtinai nemažai čia ties šiam niutoną.
kadangi šitie kakliukai yra su kreipiančiosiam, tai labai sukimba stipriai kaklą su pačiu švaistikliu, tai atsisukęs varžtas gražiai per varžtukus padaužiau ir tada nebereikia kankintis atskirinėti jo, ir čia taip nieko nesugadinsi, tik svarbu neišsisukt pilnai sriegį ir tada kalt, kol dar įsuktas yra į sriegį. Tai tarpas gaunas kažkas apie 0,05, kas yra į didesnę pusę, tai tikrai važiuosim su riebiu tepaliuku. Bet šiaip turėtų būti viskas čia labai gerai šiaip. Esu jau vieną variklį rinkęs su šitais sinteklais, tai irgi buvo panašus labai tarpas, tai jie turbūt vis tiek yra šiek tiek oversiziniai. Toliau galim šiek tiek nusileisti žemyn stūmoklį visą ir uždėti surinkimo tepaliuką. Galima čia aišku ir paprastą alyvą naudoti, ypač jeigu tą variklį planuoja to užvesti. Šitaip labai jau nepagailėjau aš to tepaliuko, bet tepaliuko, kaip ir sakau, per daug nebūna šito. Plius, jeigu su paprasta alyva surinkinėtume, tai variklis žymiai lengviau prasisuka, tai iš rankos labai maloniai sukasi. O kai surinkiu su tokia rimta alyva, tai pirmą kartą, kai surinkinėjau, galvojau, kad kažkas net negerai gal. Na ir viskas, sudėti varžtus, vėl priveršia 1 niutoną ir все. Na tai su tokiu grąžtu įsigrėžiam skylę dangtelę, nes turbinos nubėgimą darysim į dangtelę. Pasižiūrėjau, kad ten realiai vietos turim. Tai paprastas mechanizmas. Galiu parodyti, kaip jisai čia atrodo, nes dabar kaip ir turiu išimti, nes turiu nudažyti dangtelę. Ir vakar iš traktorių ir santechnikos prekių sukonstravau. Tai tokį reikalą, čia hidraulikos tokia viena poveržlė su gumyte. Buvau pasiėmęs ir paprastų varinių, bet šitą, kadangi turim sriegių užtektinai, pasirodė rimčiau, tai dėsim šitą. Na ir čia tiesiog toksai perėjimas, kur konas susandarina šitas santechnikos stuceriukas. Tai turim paupgraidintą siurblį, tai kaip matot, veržlė nebe per centrą yra, o atskiri 3 varžtai ir pats velinas yra storesnis. Tai turėtų būti gerokai rimtesnis daiktas dabar. 3 ilgesni varžtai ir vienas trumpesnis, tai veržęs 23 niutonus. Alyvos siurblio dar neprisisukau, nes greičiausiai reikės nusiimti. Nusipirkau tą pusmėnuliuką, kur statosi alkūninį veliną, nes vienas buvo sugadintas. Ir nusipirkau taipogi naują grandinių komplektą bei naują šitą apatinę žvaigždę, nes jinai irgi buvo pagadinta. Viršutinės žvaigždės liko senas, vieną ten, man atrodo, įtempėję. Seną palikau ir jo, tai vat. Nu, reikėjo pasikankinti, kad šitą uždėti, nes alkūninis velinas biškai buvo pagadintas, bet uždėjom naują žvaigždę, naują grandinę, kur yra šiaip žiauriai įstempus. Tavarsime, praktiškai jokio laisvumo, na čia nėra daug laisvumo. Tai viena iš priežasčių, kodėl lūžta šitą šis, neapgraidintam siurbliui, dėl to, kad daužant redliną plakas šitą grandinę. Čia yra kodukas įtempėję, jeigu kažkam reikia. Tai nuo vago grupės kažkurio automobilio, kažkokio modelio, kažkokio variklio, nežinau kokio, yra toksai įtempėjęs. Tai realiai tai reikia išgręžti skylę, padaryti sriegį šitam varžtui ir skylutę spiraklytai. Tai dabar net nepamenu iš tikrųjų, kurioje pusėje jisai dedas, bet spėju, kad turbūt bus šitoje pusėje, nes kitaip nelabai jį ir uždėsi. Tai reikia pasižiūrėti dabar ties kurią vietą jisai turėtų dėtis. Na tai net pasižymėjau vietą, kurioje reikėtų gręžti tą įtempėją, bet nusprendžiau, kad nedėsiu, nes vis tiek automobilis važiuos ne autosporte ir nebus jam tokių apkrovų, kad čia reikėtų to įtempėją, aš manau. Tai jo, pasitikrinsiu dar, ar šitie varžtai prisisukė, šitie 2-3 niutonai veržės ir viskas.
Na ir dabar dėsim paėmėję alyvos. Čia vienas varžtukas ir čia 2 varžtukai. Ir realiai iš apačios bus viskas. Susimest įtempėjus, kitą grandinę, tiksliau šliaužiukus ir tarpinę ir galės dėti krūtinę. Ir po to jau dėti galima dugninę arba galvą. Tai turime ir naujus šliaužiukus. Febi ar Svagas nėra skirtumo, nes netgi vieną įtempėją išsipakavau Svag firmos ir ant įtempėjo parašyta Febi. Tai abudu pakuoja tą patį. Ant grandinės irgi parašyta Ivis, tai originalas. Ir jau nusivaliau iš tikrųjų paviršius, bet prieš dedant dangtelį ir tarpinę nusivalysim vėl. Tai šitą kaip ir galima dėti 2 pusėm, bet teisinga yra ta, kuria telpa. Tai sumaišyti neišeis, nes jeigu šitaip dėsim klius į kaip ir alkūninį veleną. Ant grandinės rašo Ivis, nežinau ar šiais parodyt, nes užrašas yra gana mažiukas. Na ir taipogi galim pasižiūrėti, ant kiek buvo išdilus grandinė, tai laikant ant piršto nesimato skirtumo. Tai originalios grandinės turbūt niekad nekeistas, bet kadangi jau turiu naujas, tai vis tiek sumesim naujas, pakeisim ir šliaužiukus naujais. Vieną užfiksavom. Šitą tai irgi tik tais kaip ir vieną kryptim galima uždėti. Viskas čia žiauriai nice. Ir užsifiksavo. Ir šliaužiukai vietai. Na ir toliau, jeigu neklystu, jau dedas krūtinę. Žiūrėk, gali palaikyti taip grandinę ir šitą, o taip šliaužiuką biškį šoną. Aukščiau biškį. Jo, tik šitą vieną. Hey guys, today we're making... Ką darome šiandien? Grandinę. Dedam lenciūgus. Sakiais J-Craftas, čia atvyko 2 debilės. Man padaryti šitą procesą. Realiai žinot vyrai, kad šeštadienis laikas garažai yra laikas man. Ir buvo stabdyta. Tik ateini garažą jau darbinti. Gal nufotkinsiu, karoči, Karolį iš darbo, sakysiu J-Craftas. New video is coming. Kaip rašos tavo pavadimas? Jake. Jacka? Disrespect. Tai aš gal... Ne, Džeko, Jake. Kaip Jake? Džekė. Man dar rašos Jackė? Jakė. Tai jūs mokyklą ne? Ne, o ką? Pupytas. O realiai, o dabar jeigu nebūtumėm atvarusius, kaip tu būtum šitam reiklį pasidaręs, niekaip realiai. Čia bučiuose tašką uždėjęs. Ne, nebūtų. Na tai va turim ir tarpinėlę, pragręžtos irgi didesnės skylės. Tarpinė pragręžti yra ganėtinai sunku, nes yra sluoksniuotas metalas. Naudojam standartinę tarpinę 0,7 mm storio berods. Pirmo, ta prasme, net ne remonto, tiesiog standartinė. Ir prieš dedant susipūsim su tokiais kaip klijais, kad nebūtų kažkur pratikėjimų, nes gręžiant, aišku, pasibraižo, pasigadina visur tie paviršiai. Tai išausim 2-3 sluoksnius tokio tokių klijų. Šiaip realiai ant visų variklių praktiškai dedu tos klijus ir nebūna nieko jokių problemų.
Na va, visi varžtai privežti 110 N. Ta pačia seka kaip originaliai veržės galvutė. Tai pasitepiau ir strėgių specialių tepaliukų, ir poveržlę iš abiejų pusių. Tai dabar leisiu per naktį pastovėti galvos tarpiniai ir rytoj dieną vėl patikrinsiu, ar visi varžtai tebėra vienodai priveržti. Na ir tada galėsiu jau rinkti toliau. Na tai toliau susistatom degimą, įsistatėm šitos, užsilokinom velenėlius, tada variklis yra TDC, reiškia pirmas stumoklis yra pačiam viršui, šiaip reikia užsilokinti alkoninį veliną, bet kadangi šito alkoninio velino nėra kaip užlokint, tai su indikatorium tiesiog pasižiūrėjau aukščiausią padėtį šito cilindro ir užsidėjom šį čia vieną žvaigždę, kuri niekaip nėra prisukta, tik tais uždėta, tai jinai turi tokią rodiklę. Ir šitą rodiklę turi būti į cilindro šito bloko galvutę su viršu. Na ir sekanti detalė įtempėjas. Kaip matot, svago dėžutė, bet įtempėjas Febe. Tai vat visi gamina tą patį šūdą, tik tais, tiksliau, kažkas gamina tą patį šūdą, tiesiog visi vat susipakuoja ir pardavinėja kaip savo prekę. Tai tiesiog perki pigiausią ir nesuki galvos. Na tai įsidėjom įtempėją, tokį feikinį, kur su pirštu įtempi grandinę. Ir dabar dėsis toksai dantratis. Čia šita dalis vaikšto ir tokiu pagrindu sukioja velinėlė, kai veikia vanusas. Tai va čia yra išpjovos tokios. Ir jas reikia tiesiog įtaikyti. Ir bum. Ir kaip matot, tai va šitas traukisis. Čia viskas bus suviršta, jisai sukios išmetimo velinėlę.
šitas kaip vaikšto, pasistatau taip, kad sriegis būtų, žiūrint iš čia, šitame aukščiausiam taške. Aš smėjau, kad šitas cilindriukas būtų kuo labiau išlindęs, nes šis įsuks varžtas, tada uždės toks įrankis, kuris nustatys ilgį šito, na ir čia toks pats bus, ir tada prisiverš šitie varžtai. Tai jeigu jis bus per mažai išlindęs, jo negalės sustumti vidų tas įrankis ir nusistatys klaidingai šitą detalę. Tai dar yra va toks įrankis, kad palainint šitas dvi žvaigždės ir viršutinę grandinę, tai galim nusiimti seną grandinę ir turim čia. Ir įdomumo dėlį pažiūrėsim, ar yra kažkoks išdėlimas. Tai jo, nauja šita yra šiek tiek mažiau išdėlus, kas yra labai gerai. Tad galim užsimesti naują lenciūgėlę. Labai vat paprastai persidėt viską ir va. Ir dabar, kai dėsim, negalima leisti prašokti nei vienam dančiui, nes nebetitiks šito žymės paskui. Įsidėsim tą vat vanuso cilindriuką, pavadinkim stumokliuką šį čia, kaip anam. Ir visą kartą dabar reikia uždėti atgal ten į vietą. Na, va, čia viskas taip ganėtinai ankštai turi susidėti. Bet jo, viskas čia normaliai. Tai įsukom dar šitos varžtukus laisvai. Jų priverš kol kas nereikia, nes prisiverš jie, kai susistatys čia viskas į savo vietas ir čia jau bus degimo užfiksavimas. Tai toliau dedas toksai speiseriukas ant šitų špilkučių išlindusių. Tada spiroklė tokia su F raidė į išorę. Na ir tada skaičiuoklė. Tai vat šitą rodiklytę taip pat turi į galvą rodyt, jeigu viskas gerai sudėliota. Ir jo, ir galima pasigauti veržlės. Bet tik tais paskutinis žingsnis uždėtą įrankį, kuris nustatys šitų poziciją. Priverš čia 6 varžtus, čia 3 varžtus. Ir viskas. Tai čia svarbu, kad nebūtų tarpinės. Ir vietoj vanuso dedasi tokia vat plokštė, kurią reikės priveršti. Ir kaip mat, jinai jau remiasi, kas yra labai gerai, bet dar nėra prisispaudus. Reiškia, kai mes ją priveršim, jinai nustums tuos cilindriukus kiek reikia. Ir čia viskas atsistos į savo vietas. Čia padarytos skylės yra priveršt varžtam. Na, tai prie šitą bloką uždedant, nepamirškite 100 tempėją atlaisvant, kaip aš pamiršau. Ir toliau šitos žvaigždutės veržės po 5 N pradžiai, tada šitos veržės po 5 N ir tada žvaigždutės vėl veržės tik 20 N, o veržės dar po 10. Čia turbūt, kad jeigu pirmą kartą veržtum 20 N, kad nepasisuktų kažkas netyčia. Na ir viskas, dabar realiai čia degimas yra pastatytas pilnai. Galima nusimti šitą daiktą ir jeigu variklis būtų automobilė, galėtume kaip ir išsitraukti atsikaiščiuoti alkūninį velną, bet alkūninis velnas šiandien buvo užfiksuotas. Na ir dabar teoriškai jau galima prasukti variklį ir porą kartų prasukus, jeigu nieks niekur nekliūva ir vėl visos žymės atitinka, galima nuimti šitą daiktą, dėti vanusą ir kaip ir realiai bus surinktas variklis. Tai be šito prasukinėti negalima, be vanuso prasukinėti irgi negalima to uždėto viso, nes šitie belia kaip išvaikšto ir viskas tada pabėga. Na ir pabandom pirmą kartą prasukti variklį, kompresijos nebus, nes nėra žvakio. Bet tikėkime, kad bent jau suksis ir nieks niekur neužgnyps. Jau bus geras ženklas. Aišku, nėra taip, kad jis žiauriai lengvai sukasi taip, kaip būtų ką tik išimtas, nes ta visa lyva yra tiršta labai. Bet jo, tai vat apsukom dabar jau porą ratų, tai vat viskas kaip ir ledas, apsuksim dar porą ir patikrinsim tada visas žymės, atitinka ar netitinka. Vanuso tarpiniukas rėdė, paviršiai nuvalyti, nuriebalinti.
kaip ir visą laiką. Nu, ir viskas taip gražiai užsideda. Vat. Labai puikiai. Dabar prisiveršim išorinius varžtus ir tada tuos centrinius, čia tik tais kamštukus esu įsukęs. Tai juos reiks išimti. Ir viskas. Variklis bus realiai pilnai surinktas, bus likęs tik tais vožto dangtelis, dugninė ir iš esmės pats variklis mechaniškai pabaigtas. Ir šitos varžtukus prisukant, jie pritraukia tos stumokliukus vanos viduj prie ten tų slankiančių stumokliukų, kur sudėjau statant degimą. Viržės labai nedaug, jeigu neklystu 5 Nm, bet ant mano dinamometro eina nustatyti tik 6, tai geriau aš iš rankos. Patikimiau bus man. Ir šitie varžtukai ganėtinai trapus. Jaučiu, kad šitas tikrai privežtas. Na tai dar pakeičiau šitą vožtuvėlį, dėl kurio būdavo žemos lygvos slėgis šiek tiek pastovėjus automobiliai. Tai čia seno liekanos, jis buvo čia šitaip. Išėmiau tai tiesiog su atsuktuvu šitaip laužydamas iš šonus, išsitraukė. Šitą tiesiog užsidėjęs galvutę įkaliau. Na ir jisai šiek tiek žemiau šito korpuso sėdė, kad užsisandarintų. Na va, ir turim pilnai realiai surinktą MP4B30. Susukau dar seną žvakės, nes pirmam užvedimui sueis, kaip senosios ten gal 3000 km važiavusios, tai kol tas base mapas pasidarys ir ten lievai, riebiai ar liesai dirbs tas variklis, tai kaip tai galėsim pagadinti tas senas žvakės, nes po to vis tiek suksis šaltesnės. Na, o dabar tai nežinau, jaučiu čia jau šiek tiek skipinsiu daug ko ir greitai surinksiu čia viską aplinkui. Tai vandens pompa, termostatas, šitas filtras, kojos variklio ir taip toliau. Tai jo, kas čia toliau tiesiog paprastai susideda, tai taip ir sudėsim, nieko čia per daug nefilmuosiu. Ir jo, uždegimo rytas taip pat galėsiu mest. Tai vat, taip susirinko ganėtinai greitai, sakyčiau. Žiūrėsim, kas čia gausis iš jo.